2019 metais Stepukonis, liudydamas Seimo komisijai dėl neteisėtos įtakos ir poveikio politikams, teigė, kad gerai uždirbo iš Lietuvos energijos, pardavęs jai fondo valdytas vėjo jėgainės. Tai jeigu Stepukonis gerai uždirbo, tai reiškia Lietuvos energija, tuometinė dar valstybinė, gerai pradirbo. Ir labai svarbi detalė, kad asmuo iš Lietuvos energijos vadovavęs tam pirkimui išėjo dirbti į jūsų pirmininko valdomo įmonę Krajamą, kur Stepukonis ir statė tą mokyklą. Tai paaiškėjus naujom amžiaus vagystėm, ar jūs kreipėtės į prokurorą, kad patikrintų šį sandorį, ar nebuvo, ar nepatyrė valstybė žalos, nupirkusi labai brangiai jėgainės iš Stepukonio? Manau, kad į prokuratūrą galite kreiptis kaip pilietis, viešą interesą prokuratūra gina, jeigu matys tokį poreikį, matyti inicijuos tyrimą.